Sveiki, čia Gytis iš YouTube programėlės kanalo. Šiandien noriu pristatyti programėlę Andro Sensor. Šios programėlės paskirtis parodyti visų sensorių jūsų telefone veikimą ir sužinoti, kokie sensoriai veikia. Kai matote, dabar rodo visų sensorių informaciją, GPS informaciją, dėja dabar jis išjungtas ir netgi jeigu ir būtų jungtas, jo gautų ekselemetro informaciją. Taip pat galima pažiūrėti grafiškai, šviesos, gaunama šviesa, šis sensorius veikia, kai matote prie šviesą padėjus jis tikrai suveikia. Paskui yra magnetinio lauko sensorius, paskui yra kompaso sensorius, to vadinamo artumo sensorius, proximity, nežinau kaip lietuviškai verčias. Taip pat jis veikia, baterijos statusas, temperatūra, išsikrovimo lygis, voltažas ir garso lygis. Garso lygio čia nerodo, jis veikia tikrai, bet garso lygio nerodo, nes kalbėdamas į programėlę, šiuo metu yra užimtas mikrofonas ir šioje programėlėje tiesiog jis negauna informacijos. Nuėjus į nustatymų pasirinkimas didelis, galima pasirinkti kokiais matais rodyti įvairius sensorius, tarkim metrinę, imperialinę, Celsius, Fahrenheitus, rodyti liuksais ar kandelom, taip pat greičio, kai matote, nustatymų pasirinkimas yra didelis. Programėlė tikrai puikiai veikia. Galime paspausti Not Supported ir sužinoti, kokie sensoriai mūsų telefone, taip pat įrenginyje neveikia. Kaip matote, mano telefone nėra giroskopo, atmosferos slėgio, drėgmės ir temperatūros sensorių. Bet kągi padarysim. Taigi, programėlė tik veikia, ją linkiu jums tikrai išbandyti, nes jinai yra nemokama Google Play parduotuvėje. Ir, kai matote, jį veikia puikiai. Tikiuosi, šis video jums patiko, jūs jį palaikinsit, pakomentuosit, pasidalinsit su draugais. Iki.